Labą dieną, esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Šioje pamokėlėje pakalbėsime apie Wordo dokumentus, kad jie būtų gražūs ir tvarkingi, kaip tą pasiekti, kai norime kažką perkelti į kitą puslapį, nespaudžiant daug sykių Enter, ir kaip padaryti tam pačiam dokumente ne tik vertikaliai, bet ir horizontalios krypties lapus. Kad nešnekėčiau, o iš karto rodyčiau, dalinuosi savo ekranu. Mhm. Tikiuosi, mano ekranas matosi. Susimažinsim su papildomu meniu. Taigi, aš jau turiu atsidariusi vieną Word dokumentą, kuriame surašytas kažkoks tekstas, yra iliustracijos. Ir pašnekėsim, kaip padaryti, kad tam tikros antraštės būtinai prasidėtų naujame puslapį. Ir dar kai kurios puslapius, ten, kur didesnės iliustracijos, pasidarysim, kad būtų horizontaliai. Dabar, tarkim, lygiuotę šitą skyrių lygiuotę noriu, kad būtų kitam puslapį. Labai dažna klaida, mes tiesiog spaudžiam Enter, 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 kol nueinam ten į tą kitą puslapį. Kas atsitinka tokiais atvejais? Jeigu norime dar čia įrašyti teksto, mums tie enteriai pabėga ir vėl reikia iš naujo ištrininėti. Tarkim, aš kokį nors atsidarius turiu kitą dokumentą, gabalą tekstuko norime įsikopijuoti. Ir kas atsitinka? Enter, 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 visi tie enteriai va čia ir mums vėl pabėga, reikia vėl tos enterius tvarkyti. Jeigu dar ten toliau kažką esate pasidarę su enteriais, vėl blogai. Įjungsiu nematomus simbolius, kad tikrai matytume, kur čia visų pabėgusių daiktų. Kaip šitą reikalą tvarkyti, kad nebūtų paskui problemų. Vietoj daug enterių spauskite vieną kartą Shift Enter. Ctrl Enter. Kas tai yra? Ctrl Enteris yra naujas puslapis arba visi tokie skaidimai, puslapio perskaidimai yra iš layout meniu, yra breaks. Va čia visi įvairiausi puslapio lūžiai. Bet geriau ir patogiau yra klavišais. Tai tas page break yra tiesiog Ctrl Enter, spaudžiu iš klaviatūros Ctrl Enter ir matot, atsidaro page break, tai mano toliau esantis tekstas būtinai bus naujam puslapį, šitą vieną tušį. Ir dabar, ką mes tenai įkopijuosime kažkokio teksto, ar mes įrašysim kažkokio teksto. Žinoma, tuomet kiek tilps pasirašys čia, jeigu bus daugiau, tai mums vis tiek, dabar dar pabandysim įkopijuoti daugiau, mums vis tiek tas page break išlieka ir kas ten bebūtų, mums lygiuotė pastraipą, va šitas skyrius lygiuotė, būtinai prasidės nuo puslapį, nepriklausomai nuo to, ar čia aš daugiau ar mažiau teksto turėjau. Tai su puslapio skyrikliu jau išsiaiškinom. Nedėkite daug enterių, dėkite geriau vieną Ctrl Enter, kad skyrius prasidėtų naujam puslapį. Kita dalis. Turime va tokius horizontalius paveikslėlius ir norėtumėm jos, kad jie būtų horizontaliam puslapyje, tai irgi būtų gerai, kad šitame pačiame dokumente tam tikri puslapiai būtų ne vertikalūs, o horizontalūs. Tai šiuo atveju mums reikia įterpti ne tik paprastą puslapio lūžį, bet reikia įterpti skyriaus lūžį, tai yra section break. Ir dabar šitoj vietoj spaudžiu Enter, kad jau tikrai būtų aišku, kad va čia tuščioj šitoj pastraipoj noriu įterpti tą puslapio lūžį. Tai, kaip minėjau, viskas su puslapiais yra layout meniu, layout arba maketas ir breaks, lūžiai. Imam section break, ne paprastą eilinį puslapio lūžį, bet skyriaus lūžį. Ir next page, kad būtinai ta naujas skyrius prasidėtų naujame puslapį. Next page, jau naują puslapį turiu. Dabar reikia, kad jau tas naujas puslapis būtų horizontalus. Orientation, landscape. Viskas, turime horizontalų, padariau paveiksliuką didelį, kitą puslapį irgi paveiksliuką didelį ir dabar jau man norisi grįžti atgal. Taip, tai va šitoj vietoj vėl reikia įterpti skyriaus lūžį.
breaks, next page, įsiterpia ir jau šitą toliau esantį puslapį vėl darome kryptį vertikalią. Irgi, va, matot, section break, next page yra įterpta. Ir turime tame pačiame dokumentyje vienus vertikalius, kitus puslapius horizontalius ir toliau vėl tęsime. Tai labai patogu, kada turite didelės lenteles. Paprastai didelės lentelės netelpa, negražiai atrodo vertikaliam puslapį ir žymiai geriau ir gražiau jos atrodo, kada jūs turite horizontalius puslapius. Tai patarimas, naudokite section break prieš tokį ilgą lentelę, po ilgos lentelės ir dirbsite toliau. Taip, šiandien tiek. Skaidra, informacinių technologijų mokymo centras.